Na, žiūrim, kas vyksta. Burbalas, vienas mažiukas nukilo. O štai matot, kokie burbulai kyla? Taip. Va, jau, va. Štai, kas dar druskos įberk? Pusę šaukštuko. Užteks? Gali daugiau. Šitiek? Taip. Na, žiūrim, kas čia darosi. Na, kas darosi? Burbuliuoja. Tai burbuliuoja, matot į paviršių vėlgi. O, šitas koksai didelis. Tai, o, kokie, matot, jie būna pačioj, o paskui kyla į paviršių burbulai. Na, štai matot, kokie burbulai kyla. Va. Ir apačioj nusėda, o paskui, žiūrėkit, atsilaisvina aliejus nuo druskos ir kyla atgal. Va, kokie apačioj. Jau tuoj kils burbulai. O, kokie kyla. Taip. O, jau šitas didelis atsilaisvino aliejaus. Matot, atsilaisvina, nes druska apačioj. Ir kyla. Kirminas. Taip, kaip kirminai, kokie burbulai, ar ne? Kažkas. Va, pažiūrėkit, kaip įdomiai. Aš dabar noriu. Na, stebim dabar, kas bus. Elingutė įdėjo druskos. Štai. Aš dabar įdėsiu. Dabar aš noriu. O, kiek daug burbulų, matot? Pažiūrėkit, žiūrėkit. Aš jau tavęs. Va, dabar iš apačio. Dabar jau daug godukė nedėk druskos, pusę, mažiau kaip pusė vis. Gerai? Gerai. O! Va, žiūrėkit, kaip lava burbuliuoja. Žiūrėk ten. Taip. Ko tu sakai? Va, štai kaip kyla gražiai. Kai aliejus iš jos, matai, išsiskiria ir aliejus grįžta atgal į savo vietą, kuris buvo paviršiuje. Nes druska nusitempė aliejų žemyn. Ir aliejus kyla į viršų. Nes jisai